Labas vakaras, esu Artūras Melenas, nepriklausomas nepartinis kandidatas čia, būtent Naujininkų Panerių rinkimų apygardoje. Ir su kolegomis kitų apygardų kandidatais mes šiandien norim padiskutuoti apie svarbius dalykus valstybėje, apie korupciją valstybėje, apie politinę korupciją. Ir kaip mums paprašė padiskutuoti tokią temą, kaip ar viešieji pirkimai, ar licenzijavimas užtikrina skaidrumą, užtikrina tą švaresnę ekonomiką Lietuvoje. Tai, nežinau, tokia man šiandien buvo tokia užduotis pradėti diskusiją ir galbūt prisistatys ir mano kolegos ir mes apie tai pakalbėsime. Tai aš esu Tomas Ambrazas, esu nepartinis savarankiškas kandidatas Žirmūnų apygardoje, esu Žirmūnų gyventojas ir labai džiaugiuosi, kad pakvietė į šią diskusiją, nes jaučiu pareigą kaip kandidatas išsakyti savo poziciją dėl tų viešųjų pirkimų, dėl šiuo metinių skandalų vykstančių ir eskaluojamų. Tai gal prisistatykite. Dėkui, kolega. Dėkui, kolegai. Tai mano vardas Sakalas, pavardė Gordeckis, kandidatuoju antroje Senamiesčio Vilniaus apygardoje, kuri šių metų Seimo rinkimuose yra šiek tiek reformuota ir apima Žvėryną, Šnipiškės, Senamiestį, Užupį, Rasų kampą. Tiesiog, kad nebūtų painiavos, kurioje vietoje. Esu partinis kandidatas, bet partijos žodžio mūsų pavadinime nėra, atstovauju Tautininkų sąjungą. Na, o į sritį, kurią norėtume ir temą šiandien padiskutuoti, esu susidūręs daugiau negu 10 metų, būtent dirbdamas ir versle, ir dirbdamas viešajam sektoriui, ypač iš abiejų pusių, ir būnant perkančiąją organizaciją. Toks žodis yra viešuosiuose pirkimuose ir tuo, kuris teikia paslaugos šiuo metu irgi. Na ir su Artūru tenka dalyvauti irgi perkančiosios organizacijos statuse, tvarkant tokius popierius bendruomenių projektuose, kur irgi liktai turim laikytis tų taisyklių ir, kaip čia pasakius, su visa biurokratijos virtuvė susipažįstam nuo pačių panagių iki procesų, kurie ko gero šiek tiek kūrė ir nustato mūsų valstybės santvarką, kaip tie valstybės viešieji pinigai yra leidžiami. Tai tema, ko gero, viena brangiausių Lietuvoje, nes metinis, man atrodo, viešųjų pirkimų biudžetas arba srautas, kuris pereina, yra apie 4 milijardai eurų. Tai jeigu lyginant visą Lietuvos BVP ir visą kitą, tai yra milžiniški pinigai. Na ir klausimas, kas tos viešuosius pinigus valdo ir kaip valdo. Bet kuris krovinys vežamas, kad ir auksinis, nuo jo nubyra kažkokios dulkės beveža. Tai mūsų tikslas įsiaiškinti, iš kur tos dulkės atsiranda, kurios maitina kitus. Jo, iš tikrųjų, atrodo ir taisyklės viešųjų pirkimų labai plačios ir didelės yra, ir licenzijavimo tarnybų valstybinių pilna, kurios kiekvieną sritį mūsų gyvenimą noriu licenzijuoti, bet nežinau, ar turit auksinių šaukštų, ar dėžučių nuo stumbro degtinės, ar šiaip, kaip darbo partija paprasčiausiai paėmė ir pakeitė organizaciją, paskiau pavadinimą, vėl tą patį grąžino, nes buvo praminta 10% partija. Taigi, ką tos politinės partijos ir šiaip dabartinė valdžia daro, kad tie viešieji pirkimai, kurie likti reglamentuoti pakankamai plačiai ir kartais netgi, sakyčiau, iki absurdo, o kalbant apie smulkųjį verslą, apie nevyriausybinės organizacijas, Sakalas paminėjo bendruomenės, o kodėl taip yra, kad tie milijoniniai dalykai, kartais gal ir milijardiniai, nežinau, jie iškyla tada, kada jau specialios tarnybos po ilgo tyrimo tai aptinka. Tai ką reikėtų daryti? Ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje tas mažėtų? Šiandien ryte girdėjau, kaip Maldeikienė, mano Žirmūnų kandidatė, konkurentė Žirmūnuose, paminėjo, ir aš netgi sakyčiau, jei gal ir pritarčiau toj vietoj, kad iš tikrųjų pirmiausia reiktų įvesti politikų atsakomybę. Tai yra to politiko, kuris padėjo parašą po tą pirkimo sutartimi, būtent jo materialinė atsakomybė. Kadangi jisai pirkdamas už, vadinkim, galbūt jam įsivaizduojame, kad tai buvo rinkos kaina, nors tai buvo, tarkim, išpūsta kaina, tai nebuvo rinkos kaina, bet jis už tai tos srities yra profesionalas ir jisai atsakingas už tai ir jisai pasirašė tą sutartį, kad būtent įvesti
tokia vat politiko atsakomybė pasirašant su. Tai aš Tomo temą gal pratęsčiau, tai faktas rinkimų metas yra pažadų metas, bet aš linkęs pažiūrėti, kokius praktinius veiksmus esam padarę tą įgyvendindami. Tai pavyzdys praeitų metų kadencijai tautininkų buvo paruoštas personalinės tarnautojų atsakomybės įstatymas, kuriam lyg tai pritarė tuo metu valdančioji dauguma, bet jis buvo taip tyliai stumdomas ir jis numirė. Na, o jis konkretizavo būtent tas problemas, kurias dabar mes matom. Tai faktas turi būti labai didelis suvokimas arba sąžiningumas politikų galvose, kad jie suvoktų, kad reikalingos skaidrios taisyklės, kurios jos pačius sustabdytų nuo galimybės pasinaudoti tas, kas guli blogai, liaudiškai tariant. Tai šiuo atveju matom labai paprastą situaciją, kad daugelis tų viešųjų įstaigų arba valstybės institucijų valdydamos tos viešuosius pinigus išleisdamos, jos tampa įtakos sferose daugeliu politikų, kai yra dalinamos ministerijos ir visa kita. Na ir paradoksas, bet gaunasi, kad šitie viešieji pirkimai yra lesykla, kuri padeda tą piniginį srautą aptarnauti ir politikų užmačias, būkim atviri, per daugelį įmonių, kurios gauna tos užsakymus ilgainiui. Na tai šiuo atveju turim gana paikų viešųjų pirkimų įstatymą. Visi kažkodėl pamiršta tokį dalyką, kad ES yra išleidus labai aiškiai direktyvą, kad nuo mažiausios kainos kriterijos turi pabiškai ateiti valstybės į kokybinius kriterijus ir Lietuva liktai vykdydama šitoje kadencijoje tos normatyvus ūkio ministerijos pavidalu pono ministro Augusto paruošė naują redakciją viešųjų pirkimų įstatymo. Ir kiek žinau, jį dabar vaikšto Seime. Tai bendraujant su specialistais, kurie to domisi, tai sakyčiau, yra daugiau sintetinis toks dirbtinis veiksmas, nes ministerija turėjo būtent atnešti tą sprendimą, kaip tą kokybinį pirkimą pradėti Lietuvoje vis daugiau ir daugiau daryti. Tai faktas, Lietuva lieka pigios darbo jėgos šalim, bet ir tampa pigiausios kainos pirkimo šalim. Tai čia yra paradoksas. Liktai mes turim tokį užburtą ratą, bet neturim žmonių, kurie pajėgtų tą daryti. Na ir Lietuvos kokia problema? Gaunasi biurokratinis aptarnavimas to proceso labai komplikuotas. Ateiname iki to, kad užsakoma mokslo įstaigomis turim ruošti viešųjų pirkimų įstatymų specialistus. Atsiranda lyg tai nauja profesija, čia kaip mėsininkas, dar kažkas, tai paradoksas, nors lyg tai blaivas protas sakytų ir išsilavinimas, kad jeigu aš turiu problemą arba kažkokią problemą turiu išspręsti ir nusipirkti kažkokį daiktą ar paslaugą, tai ko gero man reikia sakyti, kad aš noriu išspręsti tokią problemą, o ne pultą prašinėti, kad pirštukas turi būti arba triusikai arba šaukštas tokios tos spalvos. Tai va čia yra paradoksas. Na ir situacija yra ko gero tokia gana liūdna, kad tie viešieji pirkimai remiasi tokią labai įdomią prezumpciją, kuri išnyko Lietuvoje. Tai, kad vis dėlto žmogus gali būti sąžiningas, kuris perka tas paslaugas ir jis išsirinks tą, ką pačią geriausią. Tai jis kerta per galvą tiems, kurie sąžiningai tos pinigus norėjo išleisti. Jie gaunasi aukos šitoje vietoje, nes jie netyčia bando laikytis tų taisyklių ir paskęsta to biurokratijai. O tiems, kuriems tas įstatymas buvo linkęs kontroliuoti, jaučiasi tomo įstatymo taikyme kaip žuvis vandenyje. Jo, aš norėčiau tai ir pratęsti irgi, nes šiuo metu vadovauju naujininkų bendruomeniai, tai yra nevyriausybinė organizacija, visuomeninė organizacija, jungianti įvairius žmonės, kurie nori šio rajono gyvenimą padaryti geresnį. Ir laimėjome tam tikrą konkursą, labai kuklų, ten keli tūkstančiai eurų visiems metams. Ir iš karto susidūrėm su begalybė popierių, biurokratizmo, ataskaitų. Ir iš tikrųjų, kaip minėjo Sakalas, reikia samdyti jau specialistų, nors pinigų tam nėra skirta, kuris galėtų tose džiunglėse viešųjų pirkimų ir panašiai prasibrauti ir teisingai viską užpildyti, nors klausimas ten pirkimo yra elementaraus popieriaus, ten kanceliarinių prekių arba kokio nors bendruomeninio renginio ir panašiai. Taigi nevyriausybinė organizacija, kuri neturi jokio administracinio resursą, priversta dirbti panašiai kaip rimtos firmos, kurios pardavinėja milijoninės vertės sandorius ir taip toliau. Ir ko gero po to yra statistika tokia, kad tiek mes ten tikrinam, tiek ataskaitų
ataskaitų pateikta, bet va tokie va smulkučiai arba smulkus verslas, kuris irgi pirkdamas iš valstybinės, pavyzdžiui, arba parduodamas valstybei tam tikras prekes, priverstas, tikrai vargti su tais viešaisiais pirkimais, kai tuo tarpu mes, matom iš paskutinių skandalų, kad gerokai stambesni dalykai ir kur iš tikrųjų yra valstybė didžiulė žala, prasmunka. Tai aš manau, kad šioje vietoje paprasčiausiai nereikia to parodomųjų procesų gaudant smulkiuosius, o vis dėlto nukreipti ypatingai ir specialiosioms tarnyboms, vis dėlto iš karto stebėti ten, kur jau yra didesnės sumas ir tikrai tą prevenciją daryti, kad nebūtų pagundos įvairiems specialistams ir politikams daryti nusikaltimą, nes atrodo dabar vis dėlto tai apeinama. Suprantu, kad dirba ir randa iš tų skandalų, mes matom, kad iš tikrųjų teisėtvarka dirba ir ačiū Dievui. Tai neleidžia mums visiškai pavirsti kokią nors atsilikusią valstybę, bet aš manau, kad daug dalykų ir nepagaunama. Tai tokiu atveju aš manau, kiekvienas iš toks stambesnių valstybinių pirkimų turi būti labai įdėmiai stebimas ir be jokios abejonės tie žmonės, kurie deda parašą, priima savo asmeninę atsakomybę. Aš irgi kaip iš smulkaus verslo atstovas, galima sakyti, ir bandžiau dalyvauti viešajam tam pirkime. Ir man dėja nepavyko, ten tokios sutartys, tokie reikalavimai, tiek daug to popierizmo, kad tiesą sakant, man neužteko žinių galbūt, ar nežinau, tiesiog kažkokių, galbūt ir kantrybės, bet peržiūrėjus viską, tiesiog aš nesuradau būdų, kaip dalyvauti. Aš supratau, kad aš turiu samdyti arba kažkokį tai specialistą, arba dar kažkokį, kuris paaiškintų, kaip aš galėčiau kaip įmonė dalyvauti tame viešame konkurse. Tai irgi toks dalykas, aš galvoju, kad vis tiek tai turėtų būti kažkaip standartizuota, tai turėtų būti supaprastinta, kad tų dalyvių būtų daugiau, kad ta konkurencija tarp dalyvių būtų didesnė, ne tai kaip dabar matom, kad ten po vieną dalyvį, kuris jau ten 20 metų ar ten 15 dalyvauja, kad kai ateistų nauji, kurie suprastų, kaip galėtų ateiti, galbūt ir kažkaip tarptautiniu mastu galėtų atsirasti daugiau tarptautinių žaidėjų, ES mastu bent jau pradžiai. Galbūt tos tada kainos, ta kokybė, kaip minėjote, jinai irgi galėtų augti ir ta kaina kažkokia pasidaryti mažesnė. Tai čia, manyčiau, grįžtam gal prie pirminės temos, mes norėjom apie kampą šnekėti daug korupcijos, tai faktas, kad kuo daugiau neskaidrumo įstatymo taikyme, tai tuo didesnės galimybės atsirasti tam korupcijos apraiškom. Tai jeigu žiūrėt labai paprastai, tai Lietuva daugeliu atveju yra pasiruošus puikius įstatymus, bet nesugeba jų tinkamai įgyvendinti, nes nėra skaidrumo ir nėra kontrolės. Tai tautininkų yra labai paprasti pasiūlymai mažinti biurokratinę naštą būtent tų procedūrų taikyme, diferencijuojant ir aiškinantis, kas prie ko. Tai pavyzdys, tie smulkus pirkimai, sumos liktai yra padidintos, bet kai tu pradedi aiškintis, tai išvis kam tas procedūras taikyti smulkiom, pavyzdžiui, tas įstatymas gali apeiti tą dalyką. Tada formaliai kokia nors savivaldybė bando formuoti, žiūrėti, kad pagal vieną prekių kodą ta suma neviršytų, pagal kitą viršytų, sukuria patys savo žaidimo landas. Pavyzdys, šiandien mano partneriai gavo pasiūlymą, kai liko 2 dienos pateikti viešajam pirkimui pasiūlymą, žinoma firma UAB Vilniaus vandenys. Pasiūlymas, galim pasakyti, parašytas aiškiai konkrečiai vienai įmonei, bet jiems dėl vaizdo reikia, kad mes dalyvautume. Tai aš labiau gerbiu tos klientus, kurie tiesiai šviesiai pasako, atsiprašom, mes šitą nusižiūrėjom, netrukdykit mums, mes jį pirksim, bet kam tada įdarbint mus, kad mes dalyvautume ir jau beveik atsisėdę prie kavos puodelio galim per 5 minutės kriterijus atsižvelgiant atsirinkti kompaniją, kuri yra tenai lindusi ir kuri dirba su tuo. Bet iš tikrųjų čia irgi, tie visi įstatymai, tos taisyklės, kurios kartais per daug detalizuotos, reikalauja, panašią irgi situaciją turėjau, nors ten pirkimas yra 500 eurų, kas šiaip yra tikrai maža suma. Ir irgi reikalaujama ten apklausti 3 partnerius, nors yra, ten, sakykime, programinė įranga, kuri jau seniai naudojama, ją reikia tik patobulinti. Reikia, tai vėl turi su kažkam
trukdyti kažkokiom firmom, nors tikrai mastelis yra mažas. Imituoti procesą. Reikia imituoti procesą iš tikrųjų ir aš manau, kad tos tokios pernelyg biurokratinės taisyklės jos priverčia tai daryti ir gaišti laiką, tai yra mažėja mūsų ekonomikos našumas, iš to mažesni mūsų uždarbiai ir kiti dalykai. Bet aš noriu pakreipti temą šiek tiek į kitą pusę. Sakalai, pats esi vienintelis čia partinis partijos atstovas. Aš prieš 1,5 metų išėjau iš partijos, buvau vienoje, niekada nekeičiau nuo pat įkūrimo, nuo 91 metų. Tačiau manau, kad kalbant apie valstybės korupciją, reikia gydytis ir mūsų pagrindiniam politiniam organizacijom, partijom, pilietiniam organizacijom, kurios paprasčiausiai privalo pačios daryti tą filtraciją savo žmonių, savo atstovų ir tų, kurios skiriami į vykdomąją valdžią. Ir jos tikrai neatlieka tos užduoties, o dabar akivaizdžiai matosi, kad prieš rinkimus visi stengiasi kažkaip susadinti savo pažįstamus giminės ir taip toliau kažkokius postus ir tikrai negalvoja apie tai, kaip prieš žmonės šiek tiek apsišvarinti nuo tų žmonių, kurie prisidirbo jau. Tai aš manau, kad politinės partijos tikrai labai sunkiai serga ir netgi ten tikrai yra galbūt puikių žmonių, bet jau nepajėgios kovoti su tais, kurie pradeda naudoti visą tą politinę sistemą savo asmeniniams tikslams. Tai mes čia dviesi su Tomu esam nepriklausomi, nepartiniai kandidatai ir noriu atsakymų iš paties. Ar jūsų partija nebus tokia pat, kaip ir daugelis kitų? Artūrui, aš replikuosiu. Tai tautininkai yra vis dėlto nesisteminė partija, dotacijų iš... Kaip čia pasakius, ką reiškia nesisteminė? Nesisteminė. Mes dotacijų negaunam. Jeigu prisimena tokį vieną dalyką, sisteminės partijos gauna dotaciją iš VRK savo veiklai ir šios Seimo kadencijos politikai, seimūnai sugebėjo priimti statymą, kad tiems viešiesiems pinigams, kuriems gauna viešojo pirkimo įstatymas, negalioja perkant paslaugas. Tai čia yra pirmas momentas, kad tu negali aiškinti kitiems, kad tai šitoj vietoj tautininkai tokių viešų pinigų negauna ir nesinaudoja. Valdžioj jokių institucijų nebuvom. Vienoj įstaigoje aš buvau. Bet jūs kartu dabar einat su Tvarka ir teisingumu? Nepainiokit. Atsiprašau, gal neteisingai informatas. Kolegos Tomo apygardai net buvęs tautininkas Julius Panka konkuruoja su tikrų tautininku Ričardu Čekučiu vienoje apygardai. Tai reiškia, jūs ten jau vėl spėjot susipykti. Nespėjom susipykti, bet kažką bandė nupirkti. Tai jeigu bandė nupirkti ir jis prasidavė, tai čia ne tautininkų problema. Gal žiūrėkit plačiau, Artūrai. Tas paprasčiausiai patvirtina, ką aš sakiau, kad politinės partijos labai pažeistos korupcijos. Tai situacija kokia, mano asmeninė patirtis, tai kad taikant skaidrumo principus ir atvirumo sukelia labai didelį erzelį. Tai pavyzdys, būdamas vienos agentūros, kuri dalina ES pinigus įsavint pavaduotojų, aš įvedžiau labai aiškią taisyklės, kad visi susitikimai, kas benorėtų, turi būti vieši. Jie turi būti registruojami ir jokių susitikimų, kai vadovas netyčia su kažkuo kažkur tai susitinka, kaip čia pasakius, neleidau lipti pro langą. Tam tvarka pragaliojo 0,5 metų, nes taiga pasirodo, kad galima atsekti, kas paskui eina, kur eina, ko eina. Ir jeigu yra diskusijos arba susitikimai, kur reikalingi priimti sprendimai, remiantis faktai, tai yra kviečiami kiti žmonės, kurie tos projektus veda. Tai yra įrašoma, jeigu reikia protokolas ruošiama, įrašai saugojami ir staiga, kaip čia pasakius, aš sulaukiau eilės skundų iš eilės piliečių, kurie staiga atėjo į tą susirinkimą, mes jau pradėdavom klausti, kodėl pagal tavo asmens kodą kita įmonė čia pat irgi dalyvauja, tavo žmonos įmonė irgi tam viešajam pirkime dalyvauja. Jie sako, jūs ne teismas, jūs ne specialiai institucija, jūs negali to trumpinti. Tai aš sakau, bet aš kaip sąžiningas pilietis tiesiog vartau informaciją, prieinamą internete, užsisakau kredito įstaigų paslaugas, viskas yra prieinama. Tai aš jums rodau, kad eilinis sąžiningas žmogus papuolęs į aukštesnę poziciją, jeigu jis sugeba nesusigundyti ir nesusivilioti tuo, tai jis tampa labai pavojingas ir kairiai, ir dešiniai, ir viršų, ir apačiai. Tai šiuo atveju aš dirbau įstaigoje, kurią prižiūrėjo konservatorių ministras. Tai lygiai taip pat buvo stogojami ir projektai, lygiai tokį patį, kaip čia pasakius, palikimą paliko Darbo partija. Tai jeigu čia tai iš vis galim knygą rašyti. Tai jeigu ateidavo klientas
A kuri darbo partija? Ta, kuri uždaryta kaip kriminalinė, ar ta darbo partija, kuri dabar yra nauja? Nes aš nelabai suprantu, kaip gali Lietuvoje būti ta pati organizacija, to paties pavadinimo organizacija, kuri buvo uždaryta. Tai čia klausimai, kas čia supranta. Kas teisingumo ministras pas mus buvo tuo metu? Teisingumo ministras? Meras dabartinis? Nu, žiūrėk, suvedęs. Na, bet prie ko čia darbo partija? Ne, tai partijų registrą veda kas? Teisingumo ministerija, jeigu domėjotės. Jo, bet čia turbūt jau vėliau viskas vyko. Jo, tai pavyzdys labai paprastas, kad politinių interesų stogavimas yra labai paprastas ir nėra suteikta vis dėlto išpažinties galimybės daugeliu verslininkų prisipažinti, kad aš ten prisidirbau ir noriu kažką daryti. Tai aš turėjau tokių atvejų, kur ateina klientas, aš jo klausiau, žiūrėk, aš matau, kad tu gavai projektą prie Uspaskicho, kaip tau čia pavyko įgauti ir manau, kad jis biškį taip periebiai padarytas. Nu, tai žmonės atvirai pradėjo pasakot, sakė, pasikviesdavo ten ministerijoje gretimą kambarėlį, pasakydavo, užsisakyti reklamos Kėdainių laikraštyje už beprotišką kainą. Sakė, nu, teko tą reklamą pirkti. Gražus miestas, Kėdainiai, istorinis labai, bet dažnai nuskamba. Laikraštis užsidarė po to, baigus tam ministrui dirbti. Tada sakau, gerai, tai dabar faktas, kad jūs, žiūrėkit, dabar jūs deklaruojat viešuosiuose pirkimuose, kad jūs elgitės sąžiningai, ten yra punktai profesinės etikos. Kaip jūs dabar jaučiatės? Ar jūs galite dalyvauti tuose viešuose pirkimuose kaip tiekėjas ar ne, ar kaip gavėjas? Tai vat, tada gyvenam tokio iškreiptų veidrodžių karalystėj, atleidimo išpažintiems tiems, kuriems nesuteikiam. Nu, aš tik rodau. Ir korupcija klesti, nes tie žmonės versle irgi nori gyventi, maitinti savo šeimą. Bet gal dabar jau vis dėlto, kiek aš susidūręs, kodėl suaktyvėja tos specialios tarnybos ir tikrai tų atvejų pakankamai daug būna ir ne tik valstybiniam lygmenyje, ir savivaldos lygmenyje. Aš manau, kad dabar atleidžia nuo atsakomybės tuos, kurie praneša apie blogus dalykus. Aš noriu vis dėlto Tomo irgi paklausti, kad irgi įsijungtų į mūsų diskusiją, kaip pavyksta pačiam, kaip nepartiniam nepriklausomam kandidatui konkuruoti su politiniam dotacijom, pavadinkim, kas yra, irgi šiek tiek nelygios galimybės, kai už valstybinius pinigus, kurie gali būti skirtos pensininkams, nežinau, mokytojams ar dar gydytojams ir taip toliau. Finansuojamas partijos veiklos, kabinami transparantai, ten stotelės puošiamas prabangiai. Tai klausimas, kaip pačiam sekasi, man sunkiai. Aš gal pasakyčiau taip, kad šie rinkimai berods yra beje pirmieji, kuriuos aš dalyvauju, bet ir pirmieji, kuriuos aš matau tiek mažai reklamos. Rajonuose, kaimuose, nuvažiuoju pas save Jukmerį į kaimą, tai tų reklamų yra ant kiekvienos stotelės, beveik ant kiekvienos parduotuvės vitrinos lango. Reklamų yra pilna. Vilniui, aš praėjęs Žirmūnų apygardą, nežinau, kiek kartų ir kiekvieną dieną toliau vaikštau. Bet paties reklamą matosi. Taip, mano reklama. Aš investavau į reklamą, kadangi nesu žinomas, aš noriu tapti toj bendruomeniai žinomas, kad žmonės su manim susipažintų ir jie galėtų, kaip su nepartiniu kandidatu, susipažinti ir galbūt už mane balsuoti. O partinių kandidatų, tai ir to paties Pankos ir kitų nėra reklamų apskritai. Tai ar jie vaikšto, kaip šios rinkimus ypač populiaru yra nuo durų iki durų vaikščioti, aš kaip bent jau pagal Facebooką galiu spręsti. Tai čia Jehovos liudijimo vizitai taip aš vadinu. Bet tos... Kas klausia, ar aš išpažįstu, sakau, ne, aš su šeima namie sėdžiu. Stendų kažkokių tai tų reklaminių stotelių Žirmūnuose mačiau tik vieną Abramikienės stendą, daugiau nei vieno kandidato, nei vieno stendo, bent jau Žirmūnų kandidatų nėra. Bet čia Tomai daugiau apie įvaizdį. Esmė yra tokia, ar valstybė sugeba savo demokratinę santvarką užtikrinti lygias tvarkas. Nes pavyzdys, aš analizavausi, aš esu buvęs partijos iždininkas, dabar tapau kandidatu, aš puikiai tą virtuvę žinau. Tai dabar jeigu atsiversit aukotojų sąrašus, pavyzdžiui, Tėvynės sąjungoje ten yra pervesta 500 000 savo pinigų ir yra gauta viena auka 20 eurų vieno fizinio asmens. Pavyzdys Tautininkų sąjunga 1000 eurų, bet jie aukoti po 12 eurų konkrečių žmonių. Aš tau rodau, kad 1 euras gautas to žmogaus yra daug brangesnis negu 500 000 perleisti per valstybės sietą. Tai Artūras, būdamas nepartiniu kandidatu, irgi su to susiduria, kad jis turi kelti bendruomenės žmonės, kad jie patikėtų ir atsisveikintų su tuo eurų oficialiai legaliai, nes galima N galimybių daryti tą nelegaliai. Tai tada yra du būdai. Arba dalis kandidatų vykdo rinkiminę
kampaniją finansuodami ne pagal savo rinkiminės sąskaitas, kurios yra registruojamos VRK. Mes tų piniginių srautų nematom, bet matom reklamas arba matom tiražus, kurie netitinka, tą aš matau jau. O tie, kurie sąžiningai laikosi, tai brangieji, jeigu aš dabar savo printerio atspausdinsiu, tai aš turiu dėti visur, kad čia mano paruošta, nes jeigu pagaus ir nepažymėta, pavyzdys, aš ko negaunasi, turiu pats paukoti savo sąskaitą ir iš tos sąskaitos po to iš savęs nusipirkti paslaugas, jeigu aš jas daryčiau. Tai aš jums rodau logizmą valstybės, ant kiek yra nesąmonė šitoj vietoj. Tai dalykas yra toks, kad korupcinė apraiška prasideda nuo to, ant kiek kažkas nebaudžiama ir nekontroliuoja, gali pradėti disponuoti valstybės pinigais. Tai rinkiminė kampanija vienas iš pavyzdžių yra to. Bet finansai yra viena. Aš kaip nepartinis susidūriau su ta problema, kad apygarda susidaro tik iš partinių asmenų, ten dar draugijos kažką tai ten skiria, bet iš esmės man kaip nepartinių yra nesudarytos sąlygos dalyvauti skaičiavime, aš galiu būti tik tai stebėtojas. Man kaip yra pirmi rinkimai ir aš šiek tiek, nenoriu sakyti, kad ten galbūt bet čia Tomai tas pats yra išskirtos sisteminės ir nesisteminės. Mes kaip tautininkai irgi negalim rinkiminių komisijų formuoti, nes mes nesam Seimo nario neturim. Tai pavyzdys, aš keliuose rinkimuose vadovau stebėtojų visai kampanijai tautininkų Lietuvoje. Tai aš susidūriau su tuo, kad pagavus daugelį pažeidėjų ir tvarkingai padarius sistemą, kaip jie registruojami, sisteminių partijų stebėtojai atsisakydavo pasirašyti, nes jos rezultatas pažeidimų protokoluose, nes jos tenkindavo rezultatas toje apygardai. Ir tai jokio skirtumo, ar tai būdavo Lenkų rinkimų akcija, ar Darbo partija, ar Tvarka teisingumas, ar Krikščionys demokratai ir panašiai. Tai aš tik rodau, kad procesas yra antiek įvaldytas, kad iš tikrųjų daugelis rinkiminių komisijų narių nėra išprusę žmonės. Valstybė neskiria pinigų, kad ten ateitų tikrai sąžiningi, garbingi žmonės. Aš esu stebėjęs rinkimuose ir užsienio šalyse, tai Ukrainoje kur nors rinkimų komisijoje, tai yra, vienu žodžiu, autoritetai tos gyvenvietės, tai komisijoje dalyvauja ir jų komentaras buvo, kai aš atvažiavau, tai sakė, man būtų gėda, jeigu aš čia kažką susukčiausiau, nes aš čia gyvenu tarp tų žmonių. Bet vis tiek gal ten nėra geriausias pavyzdys, teko stebėti ten rinkimus taip pat. Bet sukčiaujame viršui, bet šitoj vietoje Artūrui pakomentuosiu. Aš pakūriau sistemą, kad bendruomenė siūstų savo žmonės ir sakiau, ar galit partijos registruoti stebėtojus nuo bendruomenių, kurie turi autoritetą toje vietoje. Ir nuo skirtingų partijų aš suregistravau Senamiesčio, Žvėryno, visų kitų. Ir 3 apygardose, 3 apylinkėse buvo pirmą sykį, jie skaičiavo ten 7 valandas. Anksčiau skaičiavo per 2 valandas, krūvą pažeidimo, keitėsi komisijos nariai. Tai aš dabar lygiai tą patį puikiai tamstą suprantu kaip nepartinį, kad ir turėdama žmonių, kurie norėtų aukoti savo, jiems nesuteiktą teisę tenai dalyvauti. Tai kaip stebėtojas, aš sakyčiau, turit siūsti, stebėtojas gali pastatyti ant kojų komisiją ir vienas, jeigu jis žino tą įstatymą. Iš tikrųjų taip. Na, nežinau, dar vieną temą gal pamėginkim aptarti. Dažnai man klausia rinkėjai per susitikimus, nepartinis, nepriklausomas, bet visi suprantam, kad Seime yra koalicijos, formuojama vyriausybė ir realūs paskiau pokyčiai, kur mes visi žadam savo rinkiminėse programuose. Ir aš tą darau, ką aš siūlau žmonėms, kas bus geriau ir sieksiu, ką pagerinti. Manau, kad ir Tomas, ir Sakalas, kaip iš nesisteminės partijos, taip pat yra tie dalykai, bet galbūt padiskutuokim, o ką mes vis dėlto galim padaryti, nes rinkėjai tą klausia, ką jūs ten vieni padarysit, kai yra tos pačios partijos, su jais ir visa kita. Tai aš turiu savo atsakymą, bet įdomu, gal padiskutuokim apie tai, kaip mes priversim partijos tobulėti. Čia geras klausimas. Aš, kai rinkėjas manęs to paklausia, aš atsakau visada, kad taip, vienas lauke ne karys, bet ir lašas pratašo akmenys. Tai šiuo atveju aš labai tikiuosi, kad jeigu aš pateksiu į Seimą, kad aš būsiu labai geras pavyzdys, kad žmogus yra visiškai naujas politikoje ir jisai sugebėjo Vilniuje vienmandatėje apygardoje patekti į Seimą. Ir per kitus rinkimus aš labai tikiuosi, kad atsiras daug daugiau visuomenės atstovų, verslininkų, kurie yra ne politikai, bet kurie nori pakeisti, pagerinti Lietuvoje gyvenimą, būtent sieks to bent jau per vienmandatę apygardą patekti į Seimą. Nes šiuo metu yra 26 nepartiniai kandidatai, tai ir, man atrodo, tik gal vienoje apygardoje yra 2 čia kaip pas mus, konkurentai
nepartiniai, bet iš esmės jų yra tiek mažai, kad net nėra žmonėms pasirinkimų, kad jeigu jie norėtų rinktis, pavyzdžiui, visose 71 apygardoje po nepartinį kandidatą. Tai aš labai tikiuosi, kad aš būsiu tas pavyzdys ir jeigu ypač mano darbas tenkins rinkėjus, kad būtent po 4 metų mes turėsime šiek tiek kitaip, negu mes turėjom visus metus prieš tai, būtent su nepartiniais kandidatais. Tai nepartinio kandidato istorija, jeigu taip tęsti, tai aš noriu priminti vieną dalyką, kad beje nuo bendruomenių skundo dėl nepartinio registravimo savivaldos rinkimuose mes keitėm šiek tiek rinkimus. Tai pradėjo ir Užupio senamiesčio Žvėryno bendruomenė. Žvėryno bendruomenės teisininkas Liudvikas Ragauskis tvarkingai su to ieškiniu atėjo iki Konstitucinio teismo ir atvėrė Pandoros skrynią, kad ne vien politikai ir politinės partijos, kaip čia pasakius, gali pasinaudoti pasyvę teisę būti renkami. Tai čia yra... Na taip, bet Seimo rinkimas vis tiek neleido visuomeninių komitetų dalyvauti, parašus rinkti, patingėjo vasarą partiniai kandidatai, o nepartiniai privalėjo vis tiek vasarą rinkti. Tai padarė rimtą barjerą, tai vėl viskas atgal eina. Bet aš tik noriu paantrinti, kad tam teko gaišti daug laiko prisidėti, jo analizuoti. Ir tada, kad ir tampi vienišų vilkų tokiam Seime, nereikia pamiršti, kad būdamas nepartinių, o apygardinių kandidatų, visiškai tavo kitoks santykis yra su rinkėju. Tu esi vis dėlto čia įgaliotas ir atsakingas tiem žmonėm. Tai mane kartais labai liūdindavo būtent, kai mes kai kurios savo senamiesčio rūpesčius bandydavome, kaip čia pasakius, matydami, kad tai vis dėlto ne savivaldos lygio problema pasuoti savo apygardos kandidatei, ten buvusiems anksčiau, jų refleksija į tos, kaip čia pasakius, rinkėjo požiūrius, kad jie ir būdavo, sakyčiau, struktūruoti, o ne tokie, pribėgo Petriukas ir kažko nori, jie būdavo labai tokie atsargus. Vyrai, čia distanciją palaikysim, aš esu Seimo narys, aš sprendžiu Lietuvos likimą. Tai šitoje vietoje, aš sakyčiau, labai paprasta, kad Seimo narys apygardinis, teritorinių principų išrinktas, vis dėlto turi suvokti savo apygardos problematiką ir žiūrėti, kokie įstatymai ir įstatymdavystė reguliavimas, kaip čia pasakius, gyvenime trukdo jiems, kokios problemos yra. Tada pažadus dalinti lengva, bet aš vardinčiau taip labai paprastai kaip vadybos konsultantas. Jeigu negali įvardinti problemos ir padaryti jos genezės, tai tu tos problemos ir negali išspręsti. Visų pirma, tu turi pamatyti tą problemą. Jeigu problemos neįvardėm, tai liekam pažadų laukia. Tame pažadų laukia lygoje aš nenoriu žaisti. Jo, kai man labai užduodavo dažnai tą klausimą, ar socialinėse tinkluose, Facebook'e ar panašiai. Taigi Seime jūs ten rašysit įstatymus, kursit įstatymus, ką jūs čia kalbat apie komunalinius dalykus, kad ten suoliukus pastatysit arba gatvę paremontuosit. Aš atsakau, nieko panašaus. Taip, puikiai suprantu, buvau tam Seime, kad pagrindinis darbas yra įstatymdavystė, bet ir įstatymų vykdymas, tai yra parlamentinė kontrolė. Kaip vykdomoji valdžia, kaip ministerijos, kad jos nepirktų auksinių šaukštų ir taip toliau. Tai ir kasdienybėje iškyla Vilniuje dabar šiukšlių skandalas, žinom apie tokį filmą žiūrėjom turbūt apie Sopranus, ten irgi apie šiukšlių biznį, tai kažkas panašaus. Tai iš tikrųjų yra galimybė įtakoti per daug mechanizmų, per parlamentinę kontrolę, kad tokių cirkų nebūtų, kad kiekvienas nuo savęs stumėm ir nieks nenori spręsti, nors visi geras algas gauna, su gražiais kostiumais vaikšta, o dirbti nieks nenori. Tai iš tikrųjų galima daug padaryti, darant tiesioginį, pasakysiu, lobizmą savivaldybei, apygardos, kuriuose išrinktas. Teko bendrauti su labai daug parlamentarų iš įvairių valstybių, iš senųjų demokratijų, ar tai būtų Skandinavija, ar Britai ir taip toliau, su kolegom, kurie taip pat išrinkti ten apygardose, ir jie iš tikrųjų yra savo žmonių lobistai. Jie eina į ministerijas, eina į savo savivaldybės ir išmušinėja tai, kas priklauso, kad jos, sakykime taip, dirbtų geriau. Todėl visiškai drąsiai sakau, taip, vienmandatininkas išrinktas šioje vietoje bus tas, kuris pramušinės, kad dirbtų tos institucijos, kurios privalo dirbti. Tai yra pirma. O antra, yra tam tikras patogumas būti nepartiniam, nes tu tada nepaklūsti tam, kartais kažkokiems karteliniams susitarimams. Galbūt ir oligarchiniams kartais, kad va čia nelieskim ten mūsų, ten kokią nors Viktoro ar panašiai yra biznis, ten Krekenavos kokią nors, ten negalima nieko daryti ir spręsti kažkokius socialinius klausimus.
prisiminant ten tos moters, kuri tikrai ten buvo apgaunama su atlyginimais, nuskambėjusi situacija. Tai aš manau, kad žmonės, kurie yra nepartiniai, nepriklauso kažkokiems ten susitarimams ir turi daugiau galimybių sakyti tiesą ir pagaliau siekti, kad būtų politikas tas skaidresnė. Neturiu iliuzijų. Ir jūs neturite turbūt, kad čia per mėnesį tikrai nepasidarys pas mus Švedija ir Suomija. Bet procesas. Žiūrėkit, tai labai logiškai jūs padėlioja. Tai faktas, būdami bendruomenių lyderiais, mes ko gero daugeliu atveju vykdėm tą kontrolę iš apačios. Bet sunkiai. Jo, ir mes ieškojom savo sąjungininkų, būtent tų, kaip čia, bet kuris padėdavo, mes traktuodavom, kad jis yra sąjungininkas, kokios jis spalvos ir kurios partijos vėliavas bemosuodavo. Tai vat šitoj vietoj, kaip čia pasakius, apygardinis kandidatas, jeigu jis turi savo bendruomenės paramą, tai jis gali matyti tą problemą iš viršaus ir būti iš viršaus atlikdamas tą lobizmą. Tai daugeliu atveju apygardiniai kandidatai visiškai neišnaudoja savo galimybių dirbti būtent su savivaldos ir kitų valdžių institucijų, kaip čia pasakius, veiksmais toje teritorijoje. Sakyčiau, čia yra labai silpnas toks momentas. Jeigu prisimena tokią Angliją, tai kažkodėl jų parlamentas vadinasi bendruomenių rūmai. Na jo, tas labai daug, tas ypatingai aktualu Lietuvai, kur dabar bendruomenių metai, bet bendruomenės bent jau didmiesčiuose taip nustumtos yra politikų, kad... Ar žinot, kaip vadinasi, tai... Negalim Lietuvos parlamentą bendruomenių rūmais nekaip kol kas vadinti, bet stengsimės pagerinti mes kažkaip. Gerai, manau, grįžtam prie korupcijos temos vis dėlto, nes idėja buvo apie tai šnekėti ir idėja kaip sumažinti biurokratinę, nevadinkim to žodžio priespaudą, bet biurokratinę naštą Lietuvos ūkiui, nes dabar esmė, kaip atsisakyti tų veiksmų, kurie nekuria pridėtinės vertės. Trukdo. Ir trukdo ir sukuria galimybės toj vietoj pasipinigauti kažkam. Tai vat esminis dalykas ir suvokimas tų problemų yra. Tai kažkaip tai, jeigu šnekėt apie kokį nors PVZ darbo kodeksą, tai jis gal nėra blogas, bet yra problema, kad jo administracinė našta smulkiam verslui yra beprotiškai didelė. Taip, tai tas pats yra su korupcija. Korupcija kurioje vietoje atsiranda, nes pagal darbo kodeksą maža įmonė turi supildyti krūvą dokumentų ir atėjęs darbo inspekcijos kažkoks tai ar darbų saugos inspektorius, jam atsiranda lygiai vieta. Kam? Užsidirbti. O tas popierius to įmonėje esantis su darbo saugo prisideda prie tikros darbų saugos. Esi buvęs vadovų įmonės, ko gero pasakysi, kad ten ieškodai... Priešgaisrinė sauga, kiti, kas ateina patikrinti. Tai ko gero ten reikėtų naudoti sąžiningumo ir ypatingumo koeficientą. Jeigu vadovas išklausė tokius kursus, sugeba to laikytis, tai jis pats turėtų būti, kaip čia pasakius, suinteresuotas nerūkyti save ofise, dar kažką daryti. Bet tada yra situacija, kad nėra pasitikėjimo ir nėra kultūros vadovui to laikytis automatiškai. Tai tada atsiduriam tokią policinę valstybę einam. Tada viską kontroliuosim, tikėsimės, kad po 3 kartų turėsim vokišką tvarką. Jos nebus, jį ugdoma. Vakar ėjau Užupio gatve, išvažiuoja iš manęs vienas partijos narys didelis ir su dviračiu išvažiuoja, aš jam sakau, kodėl be liemenės važiuoja. Tai sako, viskas bus gerai. Tai sakau, tai čia pirmas požymis. Jo, aš iš tos partijos, sako. Tai sakau, tai pirmas požymis, kad nesilaikai pats įstatymą, kuris tai tu važiuoji dabar su dviračiu į gatvę, be liemenės. Matau, kad tu linksmas važiuoji. Taip, liaudiškai tariant, nes ko gero važiuoja kažkur. Tai aš rodau, kad netolerancija, nepakantumas, lietuviškai žodis, tiems kaip čia pasakius, nuokrypiams nuo įstatymų laikymasi turi būti pratinamas nuo mažumės. Ir jeigu yra Seimo narys, jis turi to laikytis nuo pat pradžios ir tos pačios politinės partijos. Jeigu jos gauna viešus pinigus, jos turi lygiai taip pat žaisti tose taisyklėse, į kurias stumia tas organizacijas, kurias valdo tam pinigais. Kągi, po paskutinį turbūt palinkėjimą šioje laidoje. Kiekvienas, Tomai, jeigu yra... Tai palinkėsiu, kad ta korupcija po 4 metų būtų mažesnė negu dabar. Čia atsakymas būtų, kad jos neliktų palinkėjimas, nes lietuviška kultūra, jeigu nesieksi, kad jos neliktų, tai jos kažkiek pasikeistų. Jeigu
Mano komentaras, kiekvienas dalykas turi būti tikslas matuojamas kažkaip tai. Jeigu bus mažiau, tai nėra jokio mato vieneto. Jeigu jos nebus, tai mato vienetas yra 0. Tada galima bent jau sakyti, kad ten pusę padarėm ar 1/3. Tai klausimas, mūsų veiklą turi matuoti. Jeigu mes ten, kaip čia pasakius, nedraugaujam su savivaldybė Vilniaus bendruomenių asociacija, tai mūsų mato vienetas koks, kad 1/3 balso turėtų priklausyti mums, o ne kažkam tai kitam. Bet jeigu tą 1/3 iš mūsų atima ir sako, jūs pastovėkit, pažiūrėkit, tai žinoma, mes pagal tą kriterijų, kaip čia sakė, iškart save atpažįstam, kad mūsų užnulina. Aš palinkėsiu, kad licencijavimas būtų lengvesnis, viešieji pirkimai paprastesni, bet gerokai efektyvesni, kad mūsų spec tarnybos tikrai dirbtų savo darbą ir ten, kur reikia, kontroliuotų nuo pat pradžios. Ir galbūt taip mes padarysim mūsų parlamentą geresnį.